Kur mes esam, tai didžiulis įrenginys. Gal pirmutinį. Čia tiesiog sunku pasakyti. Sunku pasakyti, Ne, ar ne? jau, čia reikia jau atsidėjimų ir didelių jau to tyrinėjimų. Kad kelintam tūkstantmetį Taip. čia pradėjo jau gyventi. Tai Bet iki jiems ateinant čia jau viskas buvo įrengta. jau. Tai dabar balos. Tai balos tai neseniai, tai 12 tūkstančių prieš 12 200 metų jau sunaikino čia jau tą balą. Tai, o prieš tai vis labai sunkiai 32 tūkstančiai metų. Paskui Čia va dabar mes prieinam. Čia yra tilto kalnas. dar buvo per antrą pasaulinį karą. Čia buvo pamatai tie, likę akmenys. Akmenys. Ir buvo, reiškia, pastate, aš klausinėjau, tai čia niekas neatsimins. Ir čia buvo atvesdinami Jo, atvesdinami tie vyrai iki 20 metų. 20 metų. Taip. Jie čia, tai ten jau už vištyčių prasidėjo, kur galindavo žemį. Juos čia parvesdavo surinkę ir Apie 5 metus ar kiek čia išbūdavo, Oi, čia. kol juos priimdavo į tikrus bagarius. Vienas ilgiau, kitas trumpiau, čia įvairiai buvo, bet tai buvo jau, kaip sakyti, Kokios apeigos įdomu buvo. viršūniai, čia buvo jau dvasinis reikia manyti, kad apeigos tai buvo visiems beveik vienodos. Statutą kažkokį perskaitydavo, ar ne? Tai reiškia, nes ir galėjo išeiti jie iš šitų vienuolių. Bet ten čia už kalnų yra tokia tų šienpjovių Einam toliau, pažiūrėsim. to žvaigždynų visų. Tos maldyklos, kilometrų 200 metrų ilgis. Šitam pietiniam gale yra tokia akis, yra tas vaižgantažvaigždės. Taip. Tai jame dar kitas yra tas vaižgantažis. Tai jeigu tas išorinis vieną atlieka veiksmą, tai viduj jau esantis priešinga. Va. Tai tie, kurie persigaldavo nebūti toliau vienuoliais, kai jie nebus, bet jau jeigu jie kokį kelis metus atbuvė, jau jie neturėjo lytiškumų. Va čia ir įdomus tas dalykas. Tai jie eidavo per tą akį, tą vaižgantažį, kuris yra, ir jie ten atgaudavo, viską atgaudavo. Ir čia matyti, kad šitas kalnas tai specialiai yra, čia jis kastas, sukas. Iš ten kasta ir čia va taip yra tokia kaudėlė čia reikia. Ir svarbiausia, kad jis dabar nieko nerodo. Jokios dvasinės jėgos, dvasinio ženklų, kad čia kad yra kažkas jame. Ir kai tik sujungi su tuo šventakiu, tada viskas atsiranda jame. Gana toks yra šventa dvasia arba dievų dvasia. Tai yra, ji pašventinta viską, bet gali nerodyti jokių to šventumo ženklų. Tik paduosi ją šviesą į tą ant tos vietos, atsiranda visi tie ženklai. Tai reiškia šviesa, kaip sakyti, Dievo dvasių, tokia šventuma.
čia žiūriu, ten jau kur žinau, dabar pradėjau leisti žemyn. Leidžiasi žemyn. Nu, tai jau lygi, galima sakyti, lygi netoli Prūsijos sienos. Ir čia, kai grįžai Kalvarija, buvo draudžiamas miškas, niekas negyveno, niekas. Čia tik įeidavau, šitie įeidavau dvasininkai. Tai čia yra ta teritorija, kurioje... Viskas, tik kada perkėlė iš Šakališkių, ne iš Šakališkių, o iš Ventragių perkėlė čia jau tą kunigo rezidenciją. Taip. Tik tada sudeginau visą gėrį ir va tik nutapau. Dabar. Va. Va, čia eina tas šventakis. Tai pirmas tas gamtažin. Jis į trapeciją panašus, va, ir čia viskas. O dabar jau einu tos akies ieškoti. Va čia maždaug ten jau. Tai va čia eina tas jau antras šventakis. Tas antras gamtažbė. Tam dičkiam šitas mažiukas, akies tokius formų. Tai va jie, tas vieną daro, tas, kaip sakyti, žmogui atima vaisingumą. Taip. Jau tą hitinį visą tą gyvenimą. O šitas gražina. Va, taigi čia, tai kiek čia dabar? Pala. Ir šičia tokiau, ne? Taip. Na, maždaug 28 žingsniai, 30, tai reiškia, tas ten nedidelį, bet pas mane yra žmonės, kai o šeimynos nori, tai pilnai čia. Jis atstato viską. Bet tai reikia žinot, gal čia ką pasakyti, žodžius kokius. Ar čia užtenka? Čia tai teisinga žodis. Nes galima... Ką ištart? Ką ištart reikia žinot? O tai ką sakė? Nieko nesakė. O tai tu klausai? Ne, aš neklausiau. Tai viskas, tai yra ne bendravimas, bendravimas yra žodis. Žodis yra... Senių starų supranti, reiškia. Tai Dar 5. Šičia va jie eina. Čia šitas pirmas, tai 12 ant 12 vidury, tas 12 žingsnių ant 12 žingsnių. Apvalos eina tie siekantis, tas 16 turbūt žingsnių skersmens. Bet ką jie reiškia? Ir jie pagal galę skiriasi. Jo, visi turi skirti. Skirtinką galę. Yra 6 tie šventakiai, ateina ir pasibaigia. Nu va šitas 8 metrų ilgių. Ateina link tų medžių, ir pasibaigia. Ir aš tada paėmiau tuos akmenukus ir tiesiau tą kelią. Nu, kada nutiesiau, viskas, tai tik atsidėrė tai. Tai liūdnas reikalas. Ką valgiai bagariai čia? Ką valgiai? Jo. Oi.
Čia kažkur jų ruodas yra, ar ne? Kažkur Na, aš tai nežinau, nu šitas netoli. duobes aš čia aiškinau. Ruodas yra ruodas. Jo, čia ir jie, na, jie naudojo kaip šaldytuvą. Ugnį mažai naudoja ar visai nenaudoja? O kas jie žino? Nežiūrėjau, kad žinai visko, nes užduodi, nu, 2000 per dieną klausimų. Na tai vis tiek saikas turi būti. Nes tom Dievo dvasiom reikia ir duoti laisvės, bet jie Pailsėti. Nu, jo. Kuo jie rengėsi? Kailės turbūt. Nu, tai žiemą kailės. O kokia įdomu jų gyvenimo trukmė buvo? Nu, ne. Ar jie ilgamžiai būdavo, ar Oi, ne. neilgamžiai? Ne. Aš žiūrėjęs, gal ir yra kažkur pas mane užrašyti. Man atrodo, kažkas sukusė apie 60-70 metų. Tai panašiai kaip dabar. Jo. Skirtumas nedidelis. Jo. Ir bagariai 3 rūšių. Naujokai, paprastieji bagariai ir žvaigždiniai. Jo. Tai jau tie, nu, gal, tai žvaigždinė, aš tada tokį terminą naudoju. Nu tai. Jo, o tai yra prisikėlusieji. Nes nėra iš vienuolių tiek Ir kas tai tokie prisikėlusieji, nes niekas negirdėjo, kas tie prisikėlusieji. Tai budizme yra jau nubudę, o čia yra prisikėlusieji. Nubudę, prašviesėję. Prašviesėję, nušvitę. Nušvitę budizmą. Taip. Va. Tai čia panašiai yra prisikėlę. Čia panašiai prisikėlė. Matai, prisikėlė. Prisikėlė, tai buvo Vygrus. Tai kaip ir Velykos buvo. Prisikėlė. Paskui jau jis gaudavo žinias viską tą Vygrus ir paskui jauninis kunigu galėjo būti. Tai jau jis prisikėlė. O ruduolės dabar va ateina 23 rugsėjo. Tai yra šitie jau su kūnu atsiskiria šitų. Jau gauna į kitą kūną. Nu, numiršta vienu žodžiu. Ir ką sugebėdavo prisikėlusieji? Prisikėlusieji? Taip. Nu, tai jau mes išnekėjom, kad gali pasirodyti, kada reikia ir kuo reikia. Ir bet kokiu kūnu. Bet kokiu kūnu, tai mes viską, tai ne tai mėsa, bet tai yra akmuo, medis, vanduo, mėsa. Nu viską, visokių gali būti. Tai jį gali ir suvalgyti? Galėjo ir suvalgyti. Galėjo jis prisikelti tam, kad tu jį suvalgytum. Kad aš jį suvalgyčiau. Jo, kad tu nenumirtum iš bado. Nu, kas pažiūrės, sakys, tas senukas jau visai nukvakęs. Jau nukvakęs. Nu, visiškai. Tai čia jau... Ne, pirmiausia, tai baisiausias dalykas, kad mes nežinome, kokią kalbą kalbam. Nes mūsų kalba tokia galingesnė ir pasaulyje. Tai yra Dievo kalba, mūsų kalba. Ir tai kaip įsigaudom, mes norime sekti papročius kitų tautų, sekti kalbas kitų tautų. Na ir paskui tai išeina. To košė, to vinegret, to čels znает. Tai vienu žodžiu, viską mišinys, kurį sunku šiandien. Nu, bet visos kalbos nuo Dievo. Tai negali būti tik mūsų Dievo kalba. Visos jo kalbos. Oi, teisingai pasakei. Bet tada krikščionys, visi krikščionys, yra stapmeldžiai. Nes jie nežino, ką garbina, reiškia klausimas, krekenavus.
Kristaus motina. Galima tuos pačius ir Aušros vartuose. Ir Pivašiūniuose tuos pačius. Nieko panašaus. Visi skirtingi. Tai negalima sakyti, kad visos kalbos yra vienodos. Tai čia yra marksizmas. Ne vienodos, bet nuo Dievo. O Taip, nes mes pagrindinis mūsų dalykas tai yra žaidimas. Mes atėjom žaisti, sakė. Va. na va dabar kur mes čia artinamės. Ir matau va O tai tokį va, stelį. čia pamatai. O kam Čia čia yra. pamatai, kas buvo čia per pastatus, kad niekas nežino. Niekas. Tik žinau, kad 92 cm gylyje yra didelis talkas, kuris yra, ir jis yra pašventintas ir užkastas. Kada jį užkasė, netyrinėjom. Bet tai, kad reikėjo, taip, tai yra. Bet visas tyrimas čia ir prasidėjo nuo akmens numetimo ant žemės. Ne, Ne? Lenoj, ant Tenai. Baltkalnių, Čia Balakalnis, Taip. o tie Baltkalnių. Va. Ir tų Baltkalnių prie Kumečių miškas, tie matys, va. Tai ten ežerai, du dabar jau pasidaręs vienas. Tai viena bobutės ginčijus, jau nei vienos, nei nėra gyvos, nei jų provaikaičių jau nėra gyvos. Tai ginčys, viena sakė, kad 9 Baltkalniai prie tų ežerų yra, o kita sakė, kad 12 yra. Tai va, tai čia Baltkalniai, taip sako, tai gana įdomu. Va, kas čia tos, nu, mes Baltkalniai. Nu, kas čia jie padarė? Pamatai. Čia, va, čia pamatas eina. Paskui šičia pasisuka ir ten. O jau šitas apardytas. O kasiau tai tie šitai vieta. Kasiau. Dar tam kampe visi, tai ten tokį nuodėgulį radom didelį. O šičia tai anglių radom truputį labai jau nebe. Ir tie šitai vieta, kada užkliudėm, tai tą šventą akmenį. Sujungtas tas ir vanduo ėjo į ten. Čia matai, dabar jau tie šaltiniai visi, nu jauti dar, visi jau žakė, visokių čia tų šaltinių, čia štaigi užsodino mišku, nes sunkus darbas tų žemių. Toks šaltmolis, tai labai jau. Ir ant jo jau yra grįžo ratų, didžiųjų grįžo ratų šitas tie pulsuojantys kernai. Ir šičia paskui yra labai gražiai gegužės mėnesį būna arba Liepos pabaigoj. Tai kiekvienas kernas matyti skirtinga spalva augalų. Jis valytas tas griaudys. Bet jau iš čia užlinkęs ir viskas. Nu, akmenys tie. Jau. Čia ar iš kažkur jau atvežti. Galą žinau, iš kur čia reikia pažiūrėti. Čia buvo aplink tą, buvo juodi tokie akmenys. Bet kai statė fermas, tie kolkozų, tai visus juos surinko, išvežė. Panašus į skorpioną. Skorpioną toks viskas, langai, kiekvienam tam tas kernas yra pulsuojantis iš Dievo trejybės dachis. Na ir čia tas šventakis ateina, paskui pasisuka tie ties pamatais. Iš vakarų pusės įėjimas į tą labai įdomu. Gražus. Buvo. Šičia? Jo. Nu, čia yra tie tos maldyklos. Tie, kai žvaigždynės. Tai yra čia tai. Pulsuoja. O šito ano pusė yra. O, tai viena
128 metrų ilgio, 75 metrų pločio. Visa tokia viena, karnas toks pulsuojantis. Ir jame yra 6, vienas paskui kitą iš rytų į vakarus įsideistė. Keturkampiai tokie. Tie atskirai, nu, toks, nežinau, neturiu supratimo neišmanimų, kas tai tada. Jie nieko nemąsto. Jo. Tik tuo atveju, jeigu nežinojau, dėl ko, kas yra, supranti, tai tik to, tai tada klausai. O ten viskas jiems buvo pasakyta, ką daryti. Ir jie tais energetiniais visais dalykais naudojo. Dvasiomis. Nu jo, jie naudojo. Jiems buvo pasakyti. Nu, va, nesusišnekėsi su žmogum, tas, kuris sakys, kad Žalgirio mūšį sugalvojo Vytautas su Jagaila. Nu ir viskas. Ir su juo nieko nesusišnekėsi. O kai iš tikro nei Vytautas, nei Jogaila nesugalvojo, kad reikia tokį mūšį daryti. Va. Nieko, nesusišnekėsi su tuo žmogu. Jie sakys, nu tai paaiškiai, kodėl. Nu tai sakys, aš nežinau. Kokiu būdu jie siekdavo tų dvasinių savo galių? Va. Ką jie veikdavo kasdien? Jie. Nu, turėjau rūpesčių darbų va ant šitų kalnų. Taip. Buvo aukota, kad Kristus gimtų. Taip. Ir tie kitas dar kalnas, žinai, jau. Nu, Didžiosios nu aukos. tai ką dabar tokia Lietuva, ar tas kraštas, ką pelnė? Arba ką tie vienuoliai patys, kad reikėjo taip atliekti. Nu, tai ką jie galėjo pelnyti? Kokios to pajamos padidėjo pamažėjo? O apie Bagaratą nieko nebuvo rašyta, bet buvo aptikęs, kad čia buvo tokia Bagarata. Nu tai va čia šitas. Ant to kalniuko, ar ne? Jau. Tai tik taip sąlyginai pavadinimas, sąlyginai, žinai. Tai nežinai nei ką, nei kuo, nei ką. Tai kad jau žinotum, tai jį įvardini. Reikia. Jie susėdė puslankių melsdavosi, taip? Kad tėvas su motina pagimdavo 15 vaikų. Mergaičių ir berniukų. Ir nei vienam neduoda vardo. Nu, sakyk, ar įmanoma, tai kas nors. Nu, niekas neįmanoma. Kiekvienas turi būti įvardėtas. Ir tada galima su juo bendrauti. Nu, bet jei įvardinam neteisingai, negali bendrauti. Nu, tai reikia senovai klausyti. Ai, tu čia uodas nosis nykia. Žiūrėk, kokia kad. Nuo balto. Čia visa pradžia teitiniai. 82 metai. Va. Tai, kas čia kvartalį? O. Ai, jau čia kažkoks. Da, žinai, kad jau tų gluosnių ne vieno nei. Jau aš pergyvenau ir tuos gluosnius. Nu, čia gamtos reiškiniai įdomus darydavus, ar ne? Jo, čia gamtos. Prieš pirmą pasaulinį ir prieš antrą. Prieš pirmą pasaulinį karą ir prieš antrą pasaulinį karą. Ir prieš sovietų sugrįžimą į savo Sibirą. Tai supranti, ir čia buvo. Jie. O jau. Tai. Ale, tai tu žinai. Prieš pirmą pasaulinį karą. Kryžius ir šluotos. Dvi mušėsi. Danguje ženklai Jo, pasirodė. ženklai tokie buvo, žiūrėjau visas kaimas. Prieš antrą pasaulinį karą. Tikslus ratukai, balti ratukai. A, tai sako, čia vokiečių lėktuvai, tikriausiai paišo ant tų dangos. Sako, kad rusai nematytų jų. Tai ir prieš
Tarybų sąjungos griuvimą, tiek Garnys. Ar Gerviai? Gerviai tai? Ne. Žinai, reiškia, prieš kokį nors ten pasaulio, ką nors įvykį, tai čia, reiškia, rodosi tokia dangau. Tai va, matai. Gerai. Tie gudobelį. Bet čia va turėti vieną koją, to trikampį. Andriaus. Du. Andriaus trikampį. Palauk, kapčiau užlipsiu. Vieną koją. Čia, einikai žiūri. Jau. Tai čia jau viena dalis šičia nukrito. Ai, to kūno? Kita jau ten nueita, rotbaliai už šičia. Viena dalis jau nukrito. Į tą Andriaus, kaip sakyti, trikampiaus ant. Kas čia sferoidas koks krito? Nu, nežinau, bet jis radioaktyvus. Apie 600 kubinių metrų toks. Ir iš kur jame tos radioaktyvūs medžiagos buvo, sunku pasakyti. Ir jo tos asteroidas, kuri žemė čia jau metrų ilgio, tai vienam gale radioaktyvumas 32 rangenai, o kitam 12. Kaip šitaip gali būti tam pačiam, nežinau. Čia reikia klausti, kurių duona šitie dalykai. O, koks čia. Antra koja ta yra to trikampio. Andriaus trikampio. Jo, Andriaus trikampio. Va, tai čia antra koja čia turi būti. Ir trečia jau paskutinė. Tai va, tai čia dabar ta pelkė turi būti. Kaimuoje. Šitie vis dar būtų viečių kaime. Nu, baravykai kur. Bet tai įklausyt čia. Kaip čia padaryti? Galia čia. Vilim geriau plika. Jo, va, tie kalniukas. Tu matai, kas? Tai mes ėjom tiesiai čia beveik į tą pelkę. Jo. Jo, va. Aha. Man duok. Eik čia. Tai tikrai. Baisu limsta. Didelį. Neturiu supratimų dar. Tam vis ir ką jau jie galima pasiekti dabartiniu metu. Būdamas ant to jautkami, ant tų kapų, tai gulėdami. Bet vis tiek šitose vietose galima daugiau nuveikti, nei kitur. Nu, Ja? ir šitoj ką galima nuveikti, kitose negalima nuveikti. Ir vis. Bet reikia sužinot, ką galima šitoj nuveikti. Jo. Kuo baltakiai užsiimdavo? Ką čia? Baltakiai. Baltakiai filosofai. Kuo? Filosofija. Aha. Filosofija, tai jie turėjo rašyti kažką? Ne, Ne. raštų nebuvo. Viskas galvoj.
Viskas Dievo archyvo milijardai metų, kiekviena sekundės, milijoninė sekundės dalis viskas archyvo. O valka tai ką darė? Valka tai vieną kūną paversdavo kitų kūną. A, o kaip jie čia taip sugebėdavo? Tai visi prisikėlusieji buvo? Ne. Ne? Ne. Daug žemyn, 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 žemyn. Čia da malkų stovi, tam krūme. Pasilikavę jau paskui nesilikavo. Čia tie takas būdavo numentas. Nu ir rudoji žvaigždė dar čia. Ką? Kurioj vietoj? Jo, rudoji. Jo.